Muzika užtilo. Labas vakaras. Su švente visus. Taip, valio. Sveiki, mano vardas yra Austėja Luchtanaitė. Šiandieną kviečiu jūs pasiklausyti, mes tikimės, kad bus labai įdomi ir smagi diskusija apie laisvės kovų įamžinimą. Ir ilgai nieko nelaukus, be abejo, noriu pristatyti arčiausiai nuo manęs grupės Ugniavijas narys Kazimieras Sadauskas. Pasitikite plojimais, Ugniavijas. Tuomet turime Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro istorinių tyrimų programos skyriaus vedėją Ramoną Staveckaitę Notari. Pasitikite plojimais. Tuomet turime Seimo narys Vytautas Sinica. Plojimais. Ir turime Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio tarybos narė, visuomenininkė Rugilė Grendaitė. Plojimais. Be abejo, jūs matote ir tuščią kėdę, mes taip pat laukime dar vieno diskutanto, kuris tikimės prisijungs. Laukiame Lauryno Kasčiūno ir pasisveikinsime su juo, kai tik jis galės prisijungti. Ir kaip girdėjote, diskutantai iš tikrųjų įvairūs ir klausimai mūsų taip pat. Ir visai nieko nelaukiant, aš turbūt pradėsiu nuo pačio pirmojo klausimo. Be abejo, kaip visada, aš prisiduodu su archeologija, taip kad istoriniai klausimai man rūpi. Tai noriu nuo to ir pradėti, būtent apie laisvės kovų istorinius tyrimus. Ar mes jų pakankamai turime, ar pakankamai skiriame dėmesio moksliniams istoriniams tyrimams ir kokie būtų geriausi pavyzdžiai. Tai turbūt šitą klausimą pradžiai norėčiau Ramonai užduoti. Gerai, taip. Labą dieną visiems, labai smagu čia tokią dieną būti, kadangi vasario 16 buvo ne tik tai 18, bet ir 49 metais. Tai va, o kalbant apie mokslinius tyrimus, tai be abejo, centro istorikai daro kiek gali ir mes galim pasidžiaugti turbūt, kad dabar vienas tokių rimčiausių ir didžiausių tyrimų tai yra būtent apie moteris Lietuvos partizaninėme kare, apie moteris visas, partizanės, ryšininkės, rėmėjas. Ir turbūt tie tyrimai yra labai kompleksiški, mes faktiškai nagrinėjom kiekvienos turimos žinomos mums partizanės moters ir ryšininkės biografijas ir pagal tai tokius darome išvadas. Tai va dabar esame, pavyzdžiui, išnagrinėję virš 700 moterų partizanių, tai yra visas partizanės moteris, kurias žinome šiuo metu, turim savo duomenų bazėje. Ir dabar laukia mūsų kitas kelias, tai būtent ryšininkės. Turbūt didžiausias skaičius bus, tai nes viso yra, sakykime, tų moterų mes esam suskaičiavę bent jau tokiais preliminariais skaičiavimais. Aišku, tie skaičiai svyruoja, gali mažėti, gali daugėti, priklauso kaip ką randam, tai taip link 5000. Tai čia turbūt būtų toksai rimčiausias va dabar mūsų vykdomas tyrimas mokslinis. Be abejo, kalbant apie istoriją centro tyrimų, tai labai daug jų yra, sakykime, tų gal ne tiek mokslinių, tiek populiarinimo įvairių tyrimų atlikta nuo pat įsikūrimo pradžios. Ir būtent partizanams labai daug skirta įvairių tikrai ir monografijų ir būtent, bet turbūt didžiausias mano manimu toksai, sakykime, iš monografijų, kalbant apie monografijas arba knygas apskritai, tai turbūt didžiausio dėmesio verta yra galbūt parengiami ir pateikiami visuomeniai, sakykime, partizanų dienoraščiai. Aš išskirčiau kaip tokį dalyką, kaip savaime, kad būtent tas pats ir Baliukevičiaus dienoraščiais, ir Vaičėno, būtent kontekstualizuojama, ne tik pateikiama, bet ir kontekstualizuojama moksliškai apskritai, kodėl jisai yra, kaip jis atsirado, kodėl jisai toksai, o ne kitoksai. Kitas dalykas, mokslo, jeigu kalbant, tai turbūt čia jau būtų galbūt ne centro, bet manau ypatingai svarbus darbas, neseniai buvo pristatytas Dainiaus Noreikos, būtent kalbant, tai apie socialinius, sakykime, būtent ryšius, kodėl būtent sukilimo, partizanų
ir, sakykime, ryšius, kas sieja, sakykime, būtent savanori, Birželio sukilimo dalyvį ir partizaną. Būtent tai bandoma atsekti, ar tai yra, kaip sakyti, ar juos kažkas jungia, ar tie socialiniai ryšiai, iš kur jie ateina, o jie tikrai ateina iš tarpukario Lietuvos. Ypatingai svarbus darbas ir kalbant būtent apie pakankamai tokias skaudžias temas, ne visą laiką malonės, kaip ir apie holokaustą, sąsają su partizanais, sukilimo dalyviais, labai moksliškai, labai, sakykime, pagristai parodoma, kad galima netgi žiūrint kritiškai, moksliškai ir galima tiesiog išvengti tų kažkokių susipriešinimų ir pateikti tiesiog normalius mokslinius tyrimus. Tai toksai, gal užsiilginau. Taip. Kaip specialistai, tai kitaip ir nesitikėjome. Prie to pačio tada norėčiau Vytauto paklausti, kaip Seimo nario, kaip jums atrodo, o gal mes per daug skiriame dėmesio moksliniams šiems istoriniams tyrimams, kokia nuomonė būtų? Ne. Jūs pasakėt labai pagristai daug teisingų dalykų, gerų, kurie yra daromi ir juos visus jokių būdų minorinė nata, kurią nueis neišvengiamai šitas mano atsakymas. Nenoriu sumenkinti nieko, kas yra padaryta, bet jeigu klausimas būtų, ar valstybė rūpinasi tyrimais istoriniais ir būtent laisvės kovų, tai atsakymas būtų ne. Geriausias to įkūnijimas simbolis ir yra genocido rezistencijos tyrimų centras, todėl kad jo, kas labiausiai atspindi valstybės rūpestį arba nerūpestį? Finansavimas. Finansavimas yra mažiausias tarp Seimui pavaldžių institucijų, mažiausias žiūrint atlyginimą vidutiniškai toje institucijoje, tarp valstybės institucijų ir taip toliau ir panašiai, kokius pjūvius bepjaustai. Tai yra tiesiog akivaizdžiai, ganėtinai akivaizdžiai ir dabar Seimo naujoji daugumoji, kaip ir kairieji, ar ne, jiems stereotipiškai, tradiciškai mes manom ir tame gal yra tiesos, kad gan skeptiški laisvės kovų klausimams, ne jų failas, taip negražiai, nelietuviškai sakant, bet ir jiems tikrai akivaizdu yra, kad čia yra kažkodėl, dabar būtų man per ilgai šnekėti, kodėl, negalima, nereikia finansuoti šitos institucijos ir apskritai šitų temų per daug nereikia finansuoti. Ir yra nefinansuojama. Ir tai yra netgi ne tai, kad pinigų trūkumas, nes aišku, kad valstybė visada viskam trūksta pinigų, bet pinigai, apie kuriuos kalbam, kai kalbam apie genocido centrą ir istorinius laisvės kovų tyrimus, valstybei tai yra maži pinigai. Tai nėra, kad tų pinigų nėra. Yra labai daug, jeigu pavyzdžiui gynybos milijardams, tu niekaip, labai populiari tema yra, kad gal galim pritaupyti, nukrapštą nuo kažkokių kvailų išlaidų, suekonominti gynybos milijardams. Ne, neįmanoma, nes tai yra milijardai. Bet to, ko reikia genocido centrui ir ko apskritai reikia laisvės kovų istorijos tyrimams, tai tikrai yra sumos, kurias yra labai lengva rasti. Ir bendras nusistatymas, šios paslapties nepasakysiu, praėjusią kadenciją buvo toks: reformuokim genocido centrą, sukurkim jo tarybą, naują veiklos įstatymą, o va tada jau skirsim pinigų. Aš jau ir su tuo nesutinku, jeigu norėsit, galėsim po to apie tai išsiplėsti. Bet net ir tą padarius, reformavus genocido centrą, vis tiek pernai buvo parengtas šių metų biudžetas, jokie papildomi pinigai neatėjo. Jeigu kaip nors yra įmanoma matuoti prioritetus valstybei, tai tikrai laisvės kovų tyrimai nėra prioritetas šiandien. Dėja. Liūdnesnis, bet vis tiek matome, kad nors ir su tuo per mažu finansavimu, laisvės kovų įamžinimas kažkoks vis tiek vyksta. Tad kaip tik tuo pačiu norėčiau ir prie tos temos prisliesti ir būtent užduosiu pradžioj turbūt Rugilei klausimą, kurį su bendraminčiais, kai kuriais ir čia esančiais diskutavome, kam ten ką investuoti, jeigu tai yra liūdesio vietos, yra pralaimėjimų objektai ir viskas yra taip liūdnai iš tiesų. Ir tada klausimas, ar tikrai yra tik tai liūdesio ir žūties vietos įamžinamos? Sveiki, tikrai labai geras sveikinti 2 vasario 16 progą ir klausimas irgi toks labai stiprus ir geras ir tiesą sakant, tame yra labai daug tiesos. Mes iki šiol turim labai daug paminklų, kurie pasakoja apie laisvės kovos mirties vietas, bet nieko čia labai dramatiško tame nėra.
Nes jeigu mes pabandytume suvokti priežastis, kodėlgi taip yra, tai mes galėtume turbūt labai normaliai reaguoti. Tai visų pirma, kad visą sovietmetį tu negalėjai apgėdėti tų žmonių, tų žuvusių savo artimųjų, tas buvo drausta okupacinės valdžios. Ir tik tai jau po nemažai laiko, Sąjūdžio metais, atgimimo metais, mes pradėjom kalbėti, artimieji pradėjo kalbėti apie žuvusius žmonės ir natūraliai tas išgėdėjimo laikotarpis atėjo šiek tiek ilgiau ir mes jį dar turim tokį šiek tiek užsitęsusi, tai natūralus artimųjų ir tų žmonių toks turbūt išgėdėjimo laikotarpis pasireiškęs per tas žūties vietas ir jų įamžinimą. Bet čia turbūt yra ir kito dalyko, tai daug paprasčiau yra įamžinti žuvimo vietas. Dėl to, kad jos yra dokumentuotos, dėl to, kad jos yra aprašytos ir daug paprasčiau rasti bunkerį, kuriame žuvo kovotojai, nei kad vietą, kurioje partizanai davė priesaiką. Arba ryšininkų vietą, pastatą, kur buvo ryšių punktas, nes tokie dalykai slypi tik taip pačių partizanų dokumentuose, kurie yra skaitomi labai sudėtingai. Tam reikia atskiro tokio įdirbio. Tai yra ir tam tikrų techninių tokių kontekstų, kurie padeda turbūt suvokti, kodėl yra taip, kaip yra. Ir tiesiog, man atrodo, natūraliai einant, kartoms keičiantis, paliekant jau mus tokius tiesioginius amžininkus liudytojus, tų vietų, tų pasakojimų kontekstai taip pat skleidžiasi. Ir mes kuo toliau, tuo labiau turim naujas vietas, kurios pasakoja apie gyvenimus, apie jų kovą, o ne tik žūtis, nes to gyvenimo ten buvo labai daug ir įvairaus. Antra vertus, čia turbūt ir mūsų požiūrio dalykas, nes ir gebėjimo kažkaip aktualizuoti ir toje kovoje išvelgti tų teigiamų dalykų, kurių yra tikrai daug ir turbūt net kažkuria prasme gal daugiau nei tų mirties vietų, kai mes pasižiūrime visą bendrą pasakojimą. Tai čia kol kas taip labai turbūt trumpai, bet šiek tiek tokio konteksto ir nuomonės. Kazimierai, tada perėsiu prie tavęs, kadangi pati žinau, kad esi vienas iš dalyvių ir iniciatorių įamžinimo vietų, bet kiek kitaip. Tai tavo nuomonė tada, ar iš tiesų tik tai yra žūties vietos, ar jūs, pavyzdžiui, iškeliate ir išaukštinate kažką ir kažkokių pergalių? Ačiū už klausimą. Tai mano galva yra dviejopai, turbūt šitas atsakymas nėra labai paprastas. Yra iniciatyvinės grupės, yra dalykai, kurie yra daromi tiesiog kai kuriais atvejais galbūt netgi vietinių bendruomenių ir mes apie tai nežinome. Yra dalykai, kurie nuskamba nacionaliniu galbūt mastu. Bet aš norėčiau galbūt šitą problemą paliesti truputėlį iš kito kampo. Tai yra gal dvilypiškai, taip reiškia pasižiūrėti. Tai, ne, pirma problema, man atrodo, yra tai, kad mums kaip visuomeniai trūksta drąsos. Drąsos galvoti apie pergalės, drąsos galvoti apie savo tikrąją istoriją, drąsos atsiminti tikrus įvykius, drąsos pagerbti žmonės, jų atminimą, didvyrius. Tai, man atrodo, šita problema, pavadinkim taip, arba šis mentaliteto bruožas, ne tik yra susijęs su 20-ojo amžiaus istorija, bet tai yra gerokai gilesnė bėda ir čia galima ilgai diskutuoti, kaip tai buvo išoperuotas tas, aš gal pavadinčiau kario tokių genų, ar ne? Bet kodėl, jeigu mes šnekam apie gegužės 3-osios konstituciją, sakom, tai čia Lenkų konstitucija, ne? Kodėl mes, jeigu šnekam apie Česlovą Milošą, sakom, jisai Lenkas kaip pavyzdys. Čia vėlgi nesupriešinant Lenkų lietuvių, kalba apie tai, kad mes atsisakom didelės dalies savo istorijos ir lygiai taip pat didelės dalies istorijos dėl kažkokių galbūt kontroversijų, galbūt kitų dalykų, reiškia tai, kas vyko 20-ame amžiuje. O kita dalis, kuri man atrodo irgi labai svarbi, tai yra visgi istorinės atminties politikos stygius. Tai yra tai, kad žmonėm dažnai nieks nepasako, kaip reikėtų traktuoti vienus arba kitus įvykius. Arba įvykius, žmonės, istorijas, kontekstus ir taip toliau ir panašiai. Ir čia jau yra sisteminė, sakyčiau, švietimo bėda. Vytautai, mačiau, norėtum pridurti. Aš tik pridėsiu, gal aš kažko nežinau, jūs papasakosit, bet valstybės mastu ir lygiu. Ką mes labiausiai laimėjom iš laisvės kovų 20-ame amžiuje? Nepriklausomybės kovas 18-20. Tai yra Giedraičių, Širvintų pergalės. Ar kaip nors jos įamžintos, ar koks nors parkas kuriamas, aš nebejoju, kad yra visuomeninių iniciatyvų, bet valstybė, norit pergalių, prašau pergalės. Dauguma kovų buvo garbingos, mes jas didžiuojamės, prisimenam, bet galim ir pergalės įamžinti, nenorim. Čia turbūt net ir pereisiu prie sekančio, čia irgi
prieš šitą diskusiją buvo kita diskusija uždarame rate ir klausimas buvo būtent dėl laisvės kovotojų ir jų spalvingų biografijų. Ar gali tai būti susijęs su tuo, kad mes bijome juos švęsti, nes jų spalvingos yra biografijos. Ir tada klausimas, ar mes visuomenę pakankamai šviečiam apie juos ir ar šviečiam iš tikrųjų objektyviai. Nes tikrai skandalų įvairių šiuo metu yra. Tai turbūt Rugilė, matau, norėtų atsakyti šį klausimą. Čia labai geras klausimas ir toks gali būti labai, labai platus. Tai šitame klausime, tai gal toks klausimo objektas, ne iki galo aiškus, tai jeigu mes kalbame apie tokią grynąją istoriją, tai neišvengiamai yra toksai interpretacijų šiaip jau dalykas, bet labiau klausime yra turbūt apie istorinę atmintį. Tai istorinė atmintis nėra istorija, tai yra tai, ką mes dabartie žmonės išsitraukiam iš tos praeities ir sakom, kad mums tai yra svarbu. Tai kalbant apie tas istorijas, tų laisvės kovotojų, jos yra be galo įdomios, gražios, spalvingos, bet vis dar vengiama kalbėti, man atrodo, tiesiog apie tą kasdienę laisvės kovotojų istoriją ir taip arčiau mes galime juos pristraukti prie savęs, atrasti juose save ir netgi turbūt pažinti, tai mes vis dar kalbam tik tai apie tokius labai herojiškus, labai tokius didelius patriotus kovotojus ir tiesą sakant, dažniausiai net išsikerpam jų biografijos dalį tik tada, kada jie ten tapo kovotojais, o iki to, kas jie buvo, labai dažnai nežinom. Tai tų istorijų tokia gebėjimas matyti ir pažinti visas tas biografijas, jų tą pilną tokį mastelį, man atrodo, kad labai gražiai leidžia mums patiems augti kaip bendruomeniai, kaip žmonėms. Ir tai yra tiesiog labai, labai įdomu ir kartais tos tarsi nepatriotinės istorijos neturėtų mūsų užgąsdinti. Aš labai dažnai pasakoju, kad yra tokie partizanai, kurie išėjo ten gal visai ne dėl meilės Lietuvai, bet dėl meilės moteriai. Tokių tikrai buvo, bet galiausiai kaip jie baigė tą gyvenimą, tai labai dažnai dėl tos meilės Lietuvai ir žuvo susiklošius tam tikroms aplinkybėms. Tai man atrodo, kad partizanų istorija yra tokia labai gyva, labai galinti veikti ir ypatingai veikia jaunus žmonės, kai mes gebam tuos tokius žmogiškus dalykus papasakot, bet nenukasdienint tos istorijos. Čia yra du kraštutinumai. Arba tu paimi ir ten pasakoji didžiulių herojų istorijas, kad jie ko ne šventieji, nemirtingi ir nedaug dėja pasakysi kažką ne taip, arba ten visiškai nubuitinama, kad čia buvo vos neįliniai žmonės ir pradeda ten kalbėti apie, nežinau, jų visiškai tokius kasdienybės pakraščius. Tai čia yra du kraštutinumai ir išvelgti tą tarpę jų buvusi labai įvairių gyvenimų, man atrodo, labai reikalinga ir svarbu. Ir čia, kalbant dar vertinant turbūt tas biografijas, tai svarbus momentas yra, kad vis tik man atrodo, kad vertinimas turėtų remtis į tai, kaip baigėsi žmogaus gyvenimas. Mes turim tų kontroversiškų asmenybių, kur norim gal nematyti kai ko, prisidėjimų holokauste ir turbūt Vytautas čia turės ką pasakyti, bet man atrodo, kad reikia žiūrėti vientisai ir tai, kad jisai, žodžiu, buvo drąsus, galbūt laisvės kovotas, negali nuplauti to, kas buvo padaryta anksčiau kitais kontekstais. Bandau dar prieš Vytautą, nes Vytautas tikrai turės ką pasakyti, tai Kazimieras dar nori pridurti? Jo, gal čia toksai trumpas diskursas iš kitos pusės tam tikrą prasme, ne? Tai yra kaip iš atlikėjo perspektyvos. Labai įdomu yra kartais stebėti žmonės, ar tai būtų nuo scenos atliekami kūriniai, ar kartais tiesiog papasakoja žmonės, kaip, pavyzdžiui, elgiasi jų vaikai klausydami muzikos. Ir yra kažkokie keisti dalykai, juntami matyti giliai, genais, širdimi, dar kažkuo, ne viskas yra išrašyta knygose, ir kur žmonėm tiesiog rezonuoja, reiškia, sako, taip, čia mano, kažkokius pažadina jausmus ir taip toliau. Tai grįžtant prie temos, man atrodo, kad gal klausimas yra tame, o kaip aktualizuoti ir kaip pateikti, reiškia, šių dienų kontekste patraukliai tuos dalykus. Nes tokios istorijos kaip, pavyzdžiui, Lukšos, tai čia yra Hollywoodo medžiaga. Ir tokie dalykai jie gali būti tikrai patraukliai pateikti ir jaunai kartai, sakykim taip. Senelį dabar nesakyk, kad aš senas. Vytautai, tada jau tarkite. Man atrodo, kad kol kas visa tema yra apie drąsą ir baimę. Minėjot drąsą, čia reikia pridėti apie baimę. Aišku, yra bijoma atsiminti, įamžinti ir pagerbti tuos laisvės kovų dalyvius, kurie galimai
Svarbiausias žodis mūsų šiandien istorijos politikoje, man regis, dešimtmečių. Galimai, ką nors yra padarę ir blogo, prisidėjo prie holokausto arba dar kaip nors. Tai va, apie nekaltumo prezumpciją. Šitas galimai, man atrodo, yra ašis visko, apie ką dabar sukasi ir ką mes arba įveiksim, arba neįveiksim kaip valstybė savo istorijos politikoje. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes leidžiam, šiandien tikrai valstybė leidžia ir nesakau, kad kuri viena valdžia, kelios iš eilės valdžios, jeigu mes leidžiam, kad koks nors laisvės kovų dalyvis, žinomai, užtikrintai, garantuotai prisidėjęs prie laisvės kovų, labai dažnai žuvęs laisvės kovose, padarė ir kažką blogo, galimai, tai nėra įrodyta, bet tai yra įtariama, mes leidžiam, kad to įtarimo užtektų, kad mes atsiribotume nuo šito žmogaus. Nu, ten neištrinsim, nebedegina nieks knygų, tikėkime, išskyrus Raskevičių. Bet ištrinsim jį iš viešo pagerbimo bent jau, nes gal paaiškės kada nors, kad jis iš tikrųjų kažką baisaus padarė. Jeigu mes prisileidžiam tokį mąstymą, mes esam pasmerkti iš anksto visuose frontuose istorinės atminties, informacinių karų ir taip toliau. Todėl, kad prisileidę tokią visada atsiras, ypač informaciniam kare, ypač turint Rusiją šalia, ypač turint to paties Izraelio požiūrį į savo istorinę atmintį ir visas šalis vidurio Europoje, kur vyko holokaustas, visada atsiras, kas iškels tą galimai. Ir jeigu mes iš karto pasitinkam, kad, galimai, gerai, mes trinam, tai mes esam pasmerkti šitoje vietoje. Turėti gal tik pačius, aš net sakyčiau, ne pačius švenčiausius, bet ir švenčiausius ir tuos, apie kuriuos jau tikrai taip viską žinom ir taip ištarinėta. Nes čia antra dalis pačios klausimo, ar mes pakankamai daug apie juos žinom, dažniausiai ne. Ir man atrodo, yra labai stiprus ryšys tarp to, kaip gerai prilimpa visi tie metami kaltinimai, visi tie galimai, tarkim, partizanams ir Birželio skilimo dalyviams. Partizanus mes, tu iš istorijos vadovėlio puslapius, kai pažiūrė apimti, partizaninis karas, be abejo, tai yra didesnio masto reiškinys, jis yra daug geriau ir išmanomas, apie jį daugiau mokoma. Tai yra teisinga, aš niekaip su to nesiginčiu. Bet natūraliai mūsų visuomenėje yra daug mažiau tų baltų dėmių, tos erdvės, paskleisti kažkokius mitus, miglos, melo ir kad tai prilips. Visi turbūt žino, čia sėdintis ir apie Lukšą Daumantą, ir apie Ramanauską Vanagą, ir dar turbūt ir apie Žemaitį Vytautą buvo metama, kad jie kaip nors buvo susijęs su holokaustu. Apie visus. Tiesiog neprilipo. Ar tai buvo žydų bendruomenės pirmininkė, ar kaip jis ponas Zurovas, bandė, tarptautinė erdvėje bandė, anglakalbiuose šaltiniuose, ir neprilipo. Neprilipo todėl, kad tai yra tema, kurioje Lietuvoje yra pakankamai aišku, visi istoriškai pakankamai ginkluoti ir pasiruošę ir kaip ir nėra tos vietos kažkokiam neaiškumui. Su Birželio sukilimu dažniausiai būna visiškai kitaip. Tas pats Noreika, čia vėl apie jį pažadu neišsiplėst, bet tai buvo objektyviai savo nuopelnais valstybei, nors jo auka buvo didžiulė, bet jo rezultatai pasiekti nebuvo kažkokie didžiuliai, jis nebuvo vadas rezistencijos, jis nėra ten kažkur pačiam viršui Panteonų su Ramanausku Vanagu. Bet jis buvo visiškai nežinomas. Tada kilo visas šitas maždaug nuo 14-15 metų puolimo prieš šį kampaniją, kuo jinai baigėsi. Man atrodo, genocido centro kažkurį istorikė viešumo ir pasakė, kad jis tapo top 3 vienu žinomiausių šiandien visuomeniai rezistencijos dalyvių, nors aš tikrai jo gynėjas, jis nėra top 3 pagal tai, ką padarė Lietuvai, kas jam pavyko ar nepavyko. Bet šita kova, ką padarė, tai kad padarė jį žinomu. Mums reikia šito. Geriausia ne šituo būdu, aišku, normaliausia būtų, kad pati Lietuva to pasirūpintų. Bet mums reikia, kad šitie žmonės ir visas tos jų sudėtingos biografijos, visi tie vingiai, tamsus puslapiai, netamsus, būtų apšviesti ir išgryninti maksimaliai. Ramona, gal nuo centro tada dar žodį? Na, aš galbūt kaip istorikė pasakysiu, kad taip, reikia pripažinti tokį dalyką, kad būtent nagrinėjant šitą tokią jautrią temą, būtent tai nėra nežinomas faktas, kad kai kurie, sakykime, ir sukilimo dalyviai, jie paskui tapo partizanais, kurie galbūt dalyvavo kai kuriuose, sakykime, holokausto veiksmuose. Jie Taip, dalyvavo ir jie paskui tapo partizanais. Tačiau reikia turėti pasakyti ir tai, kad tai yra absoliuti mažuma. Sakykime, tas pats Dainius Noreika yra suskaičiavęs kažkur tai apie 6%. Iš jo ištirtų 1000 atvejų tai yra tik 6%. Tai va, toksai yra skaičius. Kitas dalykas, turbūt mes, kad bijome pripažinti, kad tam pačiame asmenyje gali būti ir sutilpti ir laisvės kovotojas, bet gali būti ir žmogus, kuris irgi kažką galbūt netokio ir gero, gražaus padarė. Sakykime, kad ir būtent
kolaborantas su ta pačia vokiečių nacių Vokietija ar panašiai. Ir būtent ta baimė kažkaip tai pamatyti, galbūt pripažinti, kad taip tų žmonių buvo, nes vis tik tai žydų bendruomenė dingo iš Lietuvos, sakykime, žemėlapio. Tai nebuvo taip, vokiečiai organizavo tai, bet ir tie patys kai kurie lietuviai irgi gal prisidėjo, padėjo jiems įvykdyti jų tą holokausto tuos planus. Tai irgi galbūt manau, kad jeigu mes patys tai pripažintume, mums patiems būtų lengviau, nes jokiais būdais galbūt mes bijome, kad žinodami tam tikrus faktus, kurie mums nepatinka, mes bijome, kad sumažės, kaip, sakykime, laisvės kovotojo kažkoksai tai svarba, kad jisai bus mažiau, tos kovos, mūsų laisvės kovos mažiau vertingos mums patiems, bet tikrai ne, taip nėra. Manau, kad tai atspindi va toksai, sakykime, tas amžinas konfliktas galbūt atspindi daugiau būtent to laikotarpio sudėtingumą ir žmonės patekę į tą, sakykime, geopolitinę mėsmalę Antrojo pasaulinio karo metais, tam tikrus pasirinkimus turėjo daryti ir galų gale tą persiklojusi okupacija tiek sovietų, tiek vokiečių ir vėl sovietų, jie tiesiog žmonės įmetė į tam tikras situacijas, kur galbūt jie ir, sakykime, tuos pasirinkimus padarė būtent galvodami apie mažesnį blogį. Tai va toksai mano būtų pasakymas. Tada norėčiau labai pakviesti prisijungti ir plojimais pastikti Seimo narį, buvusi krašto apsaugos ministrą Lauryną Kasčiūną. Prašome prisijungti prie mūsų jau įsivažiavusios diskusijos. Kol rankų vyksta spaudimai, tikrai žinau, kad yra publikoje klausimas, tai norėčiau duoti. Labas vakaras visiems, tiesiog kol Laurynas išils. Visi šneka apie rezistenciją, apie tyrimus. Tiesiog aš esu Sąjūdžio kartos žmogus, prisimenu ir Sąjūdžio laikus kaip vienas iš jauniausių dalyvių. Mano klausimas kitas. Mes kažkaip pamiršom tirti Sąjūdžio laikų kovas ir daugelis žmonių dar yra gyvi. Nereikia tyrinėti kai kurių istorinių dokumentų, kurie irgi yra pagrindas, bet yra atsiminimai. Tai pavyzdys, Gintaras Songaila, tautininkas, rašė knygą apie Kazimierą Uoką ir staiga sukilo visų ambicijos tų žmonių, kurie yra ten minimi, kad įvykiai yra kažkokie kitokie ir nekitokie. Tai tiesiog įsivaizduokim, kad dar praeis 20 metų, tie žmonės išeis anapus ir mes turėsim dar vieną įdomų profilą, sužinosim, kad Kazimieras Uokas, būdamas darbininku, aš būdamas Žalgirio fanas, mušiau Spartakovcus ir išmušdavau retkarčiais jiems dantis gulinčiams ant žemės, dėl to šita mūsų rezistencija neverta dėmesio, nes mes buvom žiaurus. Tai aš tik pasakoju kontekstas, kuris visiškai gali pakeisti mūsų suvokimą apie tas kovas. Na, o klausimas kitas, kodėl netyrėm šito laikotarpio ir mano komentaras kitas, kad, pavyzdžiui, aš bandau vis laik stengtis įamžinti tuos įvykius, kur buvo būtent pergalės. Nes dabartinė rezistencijos tyrimai tokie susiveda, žuvo, mirė, pagerbsim, apie tai, kad yra valia kovoti. Tai tas Birželio sukilimas, pavyzdžiui, tas atvejis yra tai, kad mes pademonstravom valią kovoti, nugalėjom 100 000 sovietinės kariuomenės, patyrėm ten 100 000 žuvusių ir staiga tai iš istorijos dingo, nes kažkur politrukai pasitaikė ne tos tautybės ir jos pašaudė tenai, švelniai tariant, pakeliui. Tai dabar klausimas, lygiai taip pat mes ko gero eisim į kovą ir jeigu iš anos valstybės atsiras politrukų kitos tautybės ir mes jas kovoj pašausim, tai negi mes dabar dalyvausim tęsinyje to iš H raidės kažkokio tai dalyko. Ne. Tai aš rodau jums dilemą, kur mums sukuria baimę priimt sprendimą kovoti. Aš tą noriu pasakyti. Tai klausimas mums, kodėl mes netiriam, neišaukštinam dabartinės istorijos. Jeigu pasižiūrėstumėt visą Lenkų historiografiją, Lenkų kinematografiją, jie sugeba iš tai sukurti mitą. Ir to mitų tą istoriją maitint. Tai brangieji, Lietuvos valstybė irgi yra mitas. Būkime atviri, reikia tą mitą ginti. Tai kas drįs? Ramona? Dėl Sąjūdžio būtent tyrimų, tai aš kiek žinau, vis tik tai jau pradėjo pas mus centre. Pradėjo tirti, renkami atsiminimai,
kadangi tai nėra mano sritis, tai aš bijau labai išsiplėsti, bet žinau, kad yra renkami atsiminimai konkrečiai ir panašiai. Kitas dalykas, tai mitai, aš nežinau, aš nesu ta šalininkė mitų, nes vieni mitai dažnai keičiami kitais ir paskui galbūt nereikėtų vien ant tų mitų ir gyventi. Labiau. Aš norėčiau, būtent jūs apie filmus pradėjot kalbėti, tai aš čia gal daugiau apie formas gaunasi įamžinimo kalbant, tai būtent ko trūksta, tai akivaizdžiai trūksta ir mes kaip istorikai sakom, mes skaitome kasdieną bylas, sakykime, baudžiamasias suimtų partizanų. Ten yra scenarijai nemokami, kiekviena byla yra scenarijus. Ir mes netgi patys pagaliau kalbėti būtent su savo kolegomis, pagaliau žengėm tą žingsnį, kad pasiūlėm savo vieną istoriją, būtent, nežinau ar kažkas iš jos išeis, būtent žmonėms susijusiems su kinu. Ir mano asmeniškai būtent svajonė yra, kad Lietuva sukurtų filmą, būtent skirtą pokariniam kovom, kad ne tik lietuviai suprastų, bet ir tarptautinė visuomenė. Ir mano pavyzdys, idealas to filmo, tai yra airių filmas, sukurtas apie airių kovas prieš anglus. Bijau pavadinti Kanuose laimėjęs auksinę šakelę, vėjas kedenantis. Jo, tai aš visą laiką laukiu to momento, kai atsiras, sakykime, scenaristas, kuris kartu su istorikais, būtent kurie tai yra duona kasdieninė, galbūt sukurs kažką tokio. Tai imkitės ir rašykit, žinau, kad tikrai kino centrui trūksta kūrybiškų scenarijų. Tuo pačiu, kadangi labai gražiai užėjome ant šitos temos, būtent apie kaip atrodo laisvės kovų įvaizdis pasaulyje, iš tiesų, tai aš būtent norėčiau ir Laurynui užduoti, ar mums gana, ar užtenka mums tik Lietuvoje apie laisvės kovas pasakoti, kaip tas kovos mūsų mato užsienis? Ačiū už klausimą. Pirmiausia, sveiki visi, labai atsiprašau, kad pavėlavau, nes kai bandai suspėti 2 renginius vienu metu, taip ir būna. Tai geras labai klausimas, tiesą sakant. Aš vis tiek manau, kad pirmiausia istorinė atmintis ir laisvės kovos, tai yra, pirmiausia, tai reikalinga mums. Mums, ypač jeigu taip jau kalbėti iš to gynybinio taško, kuriame daug dabar metų praleidau ir nenori, bet tame ir būsim dabar neišvengiamai, turint omeny mūsų kaiminystę, rytų despotijas esančias šalia mūsų. Tai yra pirmiausia mūsų tapatybės šaltinis, ar ne, ir iš tapatybės kylanti valia ginti savo šalį. Ir čia be jokios abejonės, kartoju ir kartosiu, kad okupantas laimi ne tada, kai jau svetimas vėliavas kabina, paminklus verčia mūsų ir savo stato, bet tada, kai jis palaužia valią priešintis. Tai be jokios abejonės valia priešintis, aišku, kyla įvairiai, čia galima daug kaip ir kalbėti, įdomių dalykų atradau, visai galvojau, kad viskas iš mokyklos, iš bendruomenės, iš šeimos, viskas taip, turbūt ir iš pasakojimo ir taip toliau, ir iš knygų, ir iš mitų, ir iš herojų. Bet kita vertus, pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad jeigu tu prisilieti prie ginklo, užkuriu ugnį širdyje, paradoksas, tai yra dviejsmė kryptis, tiesą sakant, dėl to aš už tą visuotinę gynybą, už daugiau karinio ugdymo, mokymo ir panašiai. Ir tikrai daug dalykų siūlysim ateityje, kad tai galėtų tapti realybę. Tai pirmiausia, tai mums reikalinga, ne? Kaip mūsų stiprybės šaltinis, kaip mūsų tautos, kuri turi kiekvienam žingsnį įrodinėti, kad jinai valstybingumo verta tauta stiprybės šaltinis. Kalbant apie tarptautinę erdvę, tai be jokios abejonės laisvės kovos jos yra reikalingos dėl ir jų, sakykime taip, kalbėjimas apie juos reikalingos dėl kelių priežasčių. Tai pirmas dalykas tai, kad Rusijos propaganda kala ir visiems į galvas, kad mes nesipriešinom. Taip? Mes nesipriešinom, kad nebuvo okupacijos, kad buvo prisijungimas ir taip toliau. Tai laisvės kovos yra įrodymas, kad mes priešinomės. Yra daug tų, nežinau, kiek čia mitų, kiek čia faktų apie tai, kad Berija daužė per stalą ir sakė, ką jūs ten darot Lietuvoje, nes jie prezidentus renka dar okupuotojų Lietuvoje ir visą kitą dalyką. Čia tiesa, ne taip ir svarbu, bet faktas, kad tai yra dalykai, kurie liudija, kad mes priešinomės ir mes turėjom partizanų valstybę. Mes turėjom valstybę tuo metu okupuotoje
okupuotoje Lietuvoje. Ir tą pasakyti ir vakaram labai svarbu, kad iš esmės tai tasa, ar ne? Tasa, kuri iš esmės atėjo su vasario 16 Lietuva. Be abejo, laisvės kovos yra didžiulis, jūs jau turbūt šiandien kalbėjote apie tai, taikinys būtent tos priešiškos propagandos, sąsojos su antisovietinė veikla, sąsojos su fašizmu ir visas tos nesąmonės, kurios sukasi propagandiniai Rusijos mašinoje. Ir čia be jokios abejonės mums irgi reikia ginti ir mūsų istorinę atmintį ir laisvės kovas, kadangi tai yra, tam tikrą prasme, be jų mes neturėtume šiandien kovo 11 Lietuvos, ar ne? Nes tai kodas, laisvės kodas, kovotojų kodas, kuris išsiprogramavo tautoje iš principo, iš kartos į kartą. Tai sakyčiau, jeigu taip kalbant apie tarptautinę erdvę, tai pirmiausia, kad mes ne šiaip kažkoks tai geopolitinis mainų objektas buvom, bet mes buvom tauta, apsisprendusi turėti savo valstybę, kovojusi net ir okupacijos sąlygom ir iš to susiformavus galimybėm, perlaužius pirmoji sovietiniam lagerėje, perlaužius įvykių raidą ir išėjus į kovo 11 kaip valstybingumo verta tauta. Tai čia, dėkui, būtent kalbant apie tai, Vytautas turi atsisveikinti su mumis, tad mes pratęsim. Dėkojame plojimais, bet reikalai skubam. Pratęsime tikrai diskusiją vis tiek šiek tiek dar. Tai būtent šiom temom, kaip tik Kazimieras prieš tai užsiminė, kad apie patrauklumą, kaip pertikti patraukliai, būtent apie mūsų istorinės laisvės kovas. Tai ir klausimas yra, kokių mes turime tų iniciatyvų, kaip mes tai pateikėme. Turbūt sutiksit, kad vertikalus turinys šiuo metu yra labai aktyvus. Galima net politinius pervesmus su vertikaliu turiniu ir ant TikToko padaryti. Klausimas, ar mums reikia tenai kalbėti jau? Aš manau, kad kalbėti reikia visur. Iš tiesų, medija arba visas vertikalus turinys, ar ne, čia kaip pavadinsim, kokius pjūvius beimsim, ar tai būtų tradicinė žiniasklaida, ar tai būtų, gal netgi pirmiausiai turėtumėm kalbėti apie socialinę mediją, ar ne, kaip apie kanalą, kuris gali pasiekti tiek jaunąją kartą ir keisti tas mintis galbūt arba informuoti tas asmenybės, kuriuom gal kaip tik ir trūksta to informavimo, ar ne. O kalbant apie iniciatyvas, aš nežinau, ar tikslas yra čia dabar perbėginėti jas visas, yra tikrai paminėtinų, vėlgi kaip kolektyvų yra tekę dalyvauti. Vienas iš pavyzdžių vakar turbūt netgi buvom, Kruonio šilas, reiškia, socialinė, grinai civilinė iniciatyva, prieš 35 metus du iniciatoriai, reiškia, paėmė, sugalvojo renginį apie tai, kad reikia įamžinti 3 partizanų, kurie ėjo pėsčiomis 55 km naktinį žygį darė, nes norėjo vasario 16 dieną iškelti trispalvę, ar ne? Pateko į pasalą, žuvo. Atrodo liūdnas įvykis, ar ne? Vėlgi mes šnekam, ar čia pergalės, ar čia žuvimai ir taip toliau. Ne tame turbūt yra esmė. Ar ne? Pergalės yra labai svarbu, pergalės, aišku, didina kovinę dvasią ir taip toliau. Bet yra kita dalis, tai yra tai, kad mes parodom, kad mes turim kovinę dvasią netgi tais atvejais, kad žuvo, bet mes kaip visuomenė, reiškia, tada gražinam skolą. Mes sakom, jūs esate didvyriai, jūs esate tie, į kuriuos mes lygiuojamės. Tai manau, kad pirmiausiai civilinės visuomenės, pilietinės visuomenės renginiai, jie parodo, kad mes bręstame kaip tauta. Ar jų yra pakankamai? Mano galva ne. Ką mokam, tą darom, arba ką galim, tą darom, ar ne. Statom kryžius partizanų atminimui, matau ne vieną veidą, kuris yra tuose renginiuose dalyvavęs. Nuvažiuojam, padainuojam, kažkur laužai dega ir panašiai. Bet vėlgi grįžtam prie to, kad turim turėti tos drąsos ir ta drąsa turi ateiti vėlgi net ir, sakykime, valstybinių lygmenių, ar ne, galbūt tos pačios žiniasklaidos lygmenių, kokią funkciją atlieka, tarkim, nacionalinis radijas ir televizija, kiek mes edukacijos įdedame į tai, ar ne, kad reiškia nušviesti tų pačių laisvės kovotojų ir didvyrių atminimą ir taip toliau ir panašiai. Tai čia visi dalykai yra labai labai kompleksiški ir turbūt išskirti labai sunku būtų kažką kaip vieną dedamąją svarbiausią. Matau, Rugilė nori pridurti. Čia kalbant apie tas priemonės, tai man atrodo, kad jeigu mes turim tikslą pasiekti žmonės, tai, kaip komunikacijai, kaip dirbantis žmogus, gal aš taip pasamprotausiu. Tai jeigu mes turim siekį pasiekti žmonės, kurie nėra patriotai, kaip matyti čia susirinkę, nes, tiesą sakant, reikia pripažinti ir tai, kad labai nemaža dalis valstybinių
arba tokių institucinių renginių, nu jie prikviečia tuos pačius žmonės. Daugiau, mažiau ten dalyvauja tie patys žmonės. Tai jeigu mes turim, na, tokį siekį pritraukti jaunus žmonės, kurie, na, naudojasi kitom priemonėm, kitais būdais, nei kad mes esam pripratę daryti tai tradiciškai, tai vadinasi, tos priemonės irgi turi keistis. Tai čia labai daug kas remiasi į tas mūsų tikslinės grupės, į tuos mūsų siekius ir tų tikslinių grupių, na, pažinimą, kaip jie vartoja dalykus. Tai čia kalbant apie tą jaunąją kartą, su kuria tikrai tenka nemažai dirbti, tai pati istorija, matosi, laisvės kovų istorija, jiems yra labai įdomi. Tik tai mes nerandam to rakto, kaip su jais dirbti. Tai vienas būdas yra, na, tokia gyvoji istorija, sakykim taip. Ir čia tikrai daug metų dirbta įvairiose stovyklose su jaunimu. Ir tas toksai ilgalaikio santykio kūrimas per žygį, per dainą prie laužo, per tas tikrasias biografinės istorijas. Nu, tai yra tiesiog labai paveiku. Kiti būdai yra skaitmeniniai, kurie dabar tikrai labai populiarėja ir to turbūt nereikia bijoti daryti. Ir aš čia gal pagarsinsiu Partizanų Lietuvos, kurią aš atstovauju organizaciją. Tai mes taip drąsiai šiemet pabandėm padaryti projektą ir sukūrėm pokalbio robotą. Su dirbtiniu intelektu sukūrėm 8 chatbotus, kuriuose tu gali pabendrauti su 8 laisvės kovos karžygiais, žmonėm, kurie aukščiausių partizanų apdovanojimus gavo. Tai tokia simulacija, interpretacija visiškai nauja, visiškai kitokia ir ji labai veikia. Jaunimą tai beprotiškai kabina ir leidžia visiškai kitaip pažinti. Tai tų būdų yra tikrai labai daug ir man atrodo, to reikia ieškoti, reikia daryti, jeigu mes norim, kad ta laisvės kova, na, jinai gyventų gyvenimą, veiktų, kas svarbiausia, ir tą pilietinę valią stiprintų. Tai va čia gal trumpai tiek. Tai aš turiu iš publikos klausimą Laurinui, labai tinka gerai. Tai jeigu dabar įvyktų karas, ar būtų pasipriešinimas partizaninis? Jo, mes turbūt klausimas kalbame apie konvencinį karą, ar ne? Ir Taip, klausimas būtent. labai platus, tiesą sakant, reikia truputėlį vertinti, kas vyksta Ukrainoje. Aš tikrai didžiulis rezistencijos kaip gynybos krypties modelio šalininkas. Nu, tarp kitų krypčių visuotinė gynyba turi turėti rezistencijos, sakykime taip, pasiruošimo kryptį. Tačiau, tai kai klausi ir žiūri, kiek Ukrainai pavyksta, pavyzdžiui, okupuotose teritorijose taikyti rezistencijos modelį, yra be galo sudėtinga. Viena vertus, matyt, galima kalbėti apie tai, kad galbūt pasirašymo tokio trūko. Jie turėjo rezistencijos įstatymą likus kažkur metams, 2 iki to pilno masto karo, bet kad sistema būtų užsikūrusi, tam reikia visko, ne tik žmonių, kažkur tai paslėpti ginklai turi būti, nu viskas, ar ne, čia tokia sistema. Tai gal to pritrūko, bet kita vertus, priešas, jisai žiaurus ir brutalus. Jis turi sąrašus, filtracija vykdoma ypatinga. Ir išraunami visi bet kokie, sakykime, ukrainietiškos užuomazgos okupuotose teritorijose. Baisiai veikia. Dėl to įvyko netgi lūžis, kad ta kryptis šiais laikais rusų, turint omeny Rusijos metodus, yra be galo sudėtinga. Tačiau, nepaisant to, tą reikia daryti. Ruoštis reikia, mąstyti reikia ir ne tik technikos metodai, bet ir kaip mes kalbėjome apie valią priešintis. Nes taip, kaip kariškiai sako, kiekvienas planas po pirmo šūvio keičiasi ir eina į stalčių, bet planavimas yra neįkainojamas. Štai dėl to ir planavimas, ir pasirengimas. Tai aš tikrai net nebejoju, kad mes turėtume pasipriešinimą Lietuvoje. Net nebejoju. Aišku, galima kalbėti kiek laiko ir taip toliau, kokios sąlygos, kada sąjungininkai pasijungia ir taip toliau, kiek atlaiko mūsų reguliarios pajėgos. Bet po truputį reikia plėtoti tą visuomenės įsitraukimą ir dėl to tos komendantūros, tikiuosi, irgi ir nauja vadovybė jas tos dalykus suks, Šaulių sąjungos stiprėjimas, savanoriškų pajėgų, aiškesnis vizijos numatymas teritorinės gynybos prasme, įtraukti kuo daugiau aktyvių bent jau žmonių turinčių valią ginti šalį ir turinčių įgūdį. Jiems sėdime, atsimenu, su tuometiniu Šaulių vadu Idzeliu Ilinu, šaunuolis, laidoj ir jo klausė, čia buvo dar prieš 3 metus, tik prasidėjo karas. Sako, vadė, jūs žinot savo vietą gynybos planuose? Šaulių sąjungos vadai. Sako, jūs taip nuoširdžiai, ne. Dabar jau žino. Ir šauliai dabar žino. Jūs galite įsivaizduoti, mes 30 metų po nepriklausomybės atkūrimo stiprinam Šaulių sąjungą, bet jie nežinojo savo vietos. Na, koviniai šauliai ten su Kaspu, dabar komendantiniai šauliai nuo komendantūros, ar ne, nu, atsiranda toks suvokimas ir tą mes turim kurti.
po truputį kurti, tik tas laikas, nu, jis reikalauja, vis tiek mes per tą į karą žiūrim per televizorių, aš jaučiu tai. Atrodo, mes visi suprantam, atrodo, sistemoje yra, bet kai eini prie sprendimų, prie tokių, žinai, revoliucinių, kur reikia padaryti greitai viską, mes vis tiek čia kažkur dar šalia, dar neleidžiate. Čia dalyką reikia keisti. Tai va, ačiū. Tai tada man irgi klausimas iš ankstesnės uždaros diskusijos. Tai mums tikrai atrodo, kad jaunimas ant paspirtuko su veipu dantise eis ir priešinsis? Aš manau, kad mes turim daug įvairaus jaunimo. Ir nebėra taip, kad žinai, vienas ar kitas modelis dominuotų. Taip, turbūt kažkas dominuoja vienur, kitur yra jaunimas, kuris remia Ukrainą ir koordinuoja paramos surinkimą, nes jiems įvykęs lūžės ir jie supranta. Yra jaunimas, kuris eina į fanų scenų subkultūrą, kur ne tik turi ir idėją, ir bendruomenę, bet ir moka pakovoti už savo spalvų garbę, jeigu reikės, ar ne. Visko yra šiais laikais, bet aišku, faktas, kad mokyklose mes turim įvedinėti. Ką mes padarėm, tai vienintelį dalyką, kuris žingsnelis į priekį yra vėlgi su šaulių pagalba, 3 dienos privalomas 9-okam, dabar jau tokio pusiau tokio, ne karinio rengimo, bet tokio išgyvenimo kurs. Čia tokį laiptelį padarėme, dabar reikia eiti toliau 9-okam, 10-okam, kad ta švietimo sistema irgi susilipdytų su mūsų poreikiais turėti visuotinę gynybą ir taip toliau. Tos dalykus tikrai darysim, siūlysim ir įvairiausias idėjas. Tai kalbant būtent, tęsiant apie tas iniciatyvas, Kazimierai, ką tu pastebi, kaip irgi dalyvis visų iniciatorius, tų iniciatyvų įamžinimo, kaip tau atrodo? Ar platus tas mūsų pasipriešinimas įvairovėje, kaip? Tai trumpai tariant, taip, platus. O jeigu truputėlį išsiplės, tai aš pirmiausiai gal reikėtų pradėti šnekėti apie tai, kad pasipriešinimo, rezistencijos, kovos būdai ir funkcijos yra labai įvairios. Ir tai nėra tik tais kalba apie tai, kad reikia bėgti ir šauti arba kasti apkasą. Yra gausybė paramos formų, yra galų galia kultūriniai dalykai, kurie yra be galo svarbus ir ypatingai, reiškia, ruošiantis arba stiprinant atsparumą. Nes viena iš kepurių, kurią dėviu, yra ir kario, reiškia, kepurė, tai mes turėtumėm šnekėti apie tai, kad yra rezistencija okupacijai ir tik tais paskui yra rezistencija, kuri jau vyksta po okupacijos. Tai reiškia, čia yra skirtingos užduotis, skirtingi veikimo principai ir taip toliau. Tai man atrodo, iš to, ką aš matau važiuodamas per Lietuvą, įvairiausiuose dalyvaudamas renginiuose, iniciatyvose ir taip toliau, labai platus spektras žmonių. Ir lygiai taip pat esu labai dažnai nustebinamas, kiek yra jaunų šviesių akių, kurios ateina, kartu galbūt dainuoja dainas, kažkas galbūt dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje, kažkas gal prisideda fiziškai statydamas kryžių ir panašiai, o galbūt eina į Šaulių sąjungą, reiškia. Tai man atrodo iš tiesų, kaip žmogui, kuris dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje jau virš 30 metų, vaizdas yra tikrai neblogas. Reikia pripažinti vieną problemą, sakykime, ir ta problema buvo mano įsitikinimu labai gili ir truko maždaug 15-20 metų. Tai yra tai, kad politinė kryptis ir, pavadinkim taip, seksualumas tokios liberalizmo, ar ne, ir pavadinkim taip, modernių vertybių labai stipriai kirto per patriotizmą. Ir buvo viena tokia, sakykim, vienas epizodas, sakykim, kuris, kaip ir minėjau, truko kokius 15-20 metų, bent jau iš mano asmeninės patirties, tai yra tai, kad žmonės pradėjo bijoti būti nacionalistais. Jie pradėjo bijoti rodyti savo meilę tėvynei. Ir nacionalizmas tai čia nėra tas kažkoks blogas terminas. Jis beje buvo paverstas blogu, ar ne, visiškai nepelnytai. Tai man atrodo, čia buvo labai didelė problema, kurios dėka, kabutėse, mes pradarom labai daug laiko ir dabar taisome tas klaidas, kurios buvo tada padarytas. Rugile, kaip tau atrodo, kokių mums dar reikėtų tų iniciatyvų ir formų, kad būtent ištaisyti galbūt šitas problemas? Nežinau, čia labai platus ratas turbūt, nes kas yra įamžinimas, jeigu mes čia pradėtume kalbėti, tai yra kažkokių galbūt paminklų, monumentų, tokių materialiųjų statymas, tai yra edukacija, švietimas, tai yra skaitmeniniai dalykai.
muziejai ir taip toliau. Tai aš nežinau tiksliai turbūt, ko dabar mums reikėtų, tik tai galbūt žinau, ko ne visai gal reikėtų, bent jau mano nuomonė. Tai man atrodo, kad paminklų, tiesą sakant, yra pastatyta gana nemažai. Ir jie yra toliau statomi. Kaip žmogui iš regionų, aš puikiai matau, kaip jie gyvena kabutėse savo gyvenimą. Didelė jų dalis negyvena jokio gyvenimo, jie nėra aktualizuoti, net ne visi toli gražu jie yra tvarkomi, nes per tą laikotarpį nuo atgimimo jų tikrai būta nemažai. Tai turbūt šito nebereikėtų daryti, reikėtų susižiūrėti, ką mes turim ir ką mes iš to galim padaryti, bet visa kita, kalbant apie tyrimus, apie kitas įamžinimo formas, tai yra būtina. Tik tai man atrodo, kad bet kokiai atminties politikai ir istoriniai atminčiai visų pirma reikalingi profesionalūs istoriniai tyrimai. Tai negali būti rašoma ant mitų, ištraukiami kažkokie pavieniai dalykai, tai tie istoriniai tyrimai, kurie yra daromi, jie yra labai vertingi ir juos tikrai reikalinga plėsti, nes ant to mes statom tolimesnę tą visą politiką ir tuos visus įamžinimus. Tai kuo mes tokį platesnį istorinį gryną į vaizdą turėsim, tuo galbūt atsiras daugiau tų raiškos formų, įprasminamų dalykų, nes mes čia dabar visą laiką šiaip jau prakalbėjom apie turbūt tos daugiau mažiau 50 000 ginkluotų vyrų ir moterų partizanų, bet mes nekalbam dabar diskusijai, kad dar buvo 100 000 ryšininkų rėmėjų. Ir tiesą sakant, jie yra irgi laisvės kovotojai. Tai ta masė, kuri tuo metu kovojo ir kokias funkcijas jie įkūnijo jų, tai yra tiesiog labai dideli žmonių skaičiai ir jie gali mums parodyti, kad kiekvienas galim būti valstybės gynimo dalis ir atrasti vietą toje valstybės gynyboje. Tai tas pasakojimas yra tikrai kur kas platesnis, tai tikrai reikia istorinių profesionalių tyrimų, mažiau paminklų ir daugiau galvojimo, kaip pasiekti tas tikslinės auditorijas, kurios galbūt neina į tą vasario 16 kaip pilietiški žmonės. Tai gal tiek. Ramona, noriu, matau, pritarti. Taip, aš noriu Rugilei paantrinti, teisingai, tų mitų nereikia kurti, vienų keisti kitais. Ir ką aš noriu dar pasakyti, kalbant apie paminklus, aš irgi nesu paminklų fanė jokiais būdais, bet man keiščiausia, aš taip pagalvojau pati savo, kad paminklo kaip partizaniniui karui, kaip tokiam nėra. Yra paminklų konkretiem asmenims, yra paminklų apygardoms, bet partizaniniam karui kaip tokiam nėra. Kaip vienam iš svarbiausių Lietuvos, sakykime, įvykių formuojančiam tautinę tapatybę, leidusiam atsirasti kovo 11, to nėra. Ir aš galvoju, kad čia problema yra būtent ta, kad mes labai dažnai susikoncentruojame į asmenybės, o įvykius, sakykime, kažkokius reiškinius, kurie irgi gali būti nuostabiai kažkaip tai, įpaminklinti, nors man šitas žodis nepatinka, bet ta prasme, jis apimtų viską. Ir man atrodo, kad tada nereikėtų daug, kad ta Lietuva būtų nusėta tokiais paminklėliais. Tikrai, aš suprantu ir artimuosius, kuriem tai yra svarbu, bet man atrodo, iš esmės kažkokio vieno tokio konkretaus paminklo kaip partizaniniam karui trūksta. Kazimieras, matau, nori pridurti kažką? Jo, labai daug čia minčių. Pirmiausiai dėl paminklo. Jeigu aš neklystu, Kryžkalnyje stovi nuostabus paminklas, kuris yra faktiškai tik tais apie partizaninį karą. Aš paoponuosiu labai stipriai, kadangi tai yra, taip, aš kadangi labai tiesiogiai dirbau būtent su tom pavardėm ten, tai man dėja tai nėra tas, ką aš įsivaizduoju, turėtų būti paminklas Lietuvos partizaniniam karui, nes aš Kryžkalnį matau iš vaikystės, kai važiuodavau prie jūros, aš matau stovinčią sovietinę geležinę moterį. Ir man tai niekaip nesusisieja, ką tai bendro turi su, čia mano nuomonė asmeninė, su Lietuvos partizanais. Tikrai galėjo atrasti geresnę vietą. Tai čia toks niuansas yra. Čia turbūt jau perėjimas į tokį asmeninį vertinimą ir turbūt yra daug žmonių, kurie net nematė tos, pavadinkim, geležinės bobos, ar ne? Bet jinai buvo. Aš norėčiau truputėlį grįžti prie mitų ir taip nepopuliariai vėl paoponuosiu šiek tiek. Man atrodo visgi, kad mitai tai yra be galo svarbus dalykas ir aišku klausimas, ką mes vadinsim mitais, ne? Bet mano giliu supratimu, šiuolaikiniai visuomenė viena iš didžiausių problemų, ir čia mes kalbam ne tik apie Lietuvą, ar ne, apskritai apie šiuolaikinę vakarų galbūt visuomenę, reiškia,
tai yra tai, kad mes neturime aktualių mitų savo laikotarpiui. Ir reiškia, mes nežinome, kaip reikia traktuoti įvykius, mes nežinome, kaip reikia gyventi, mes nežinome, kaip daryti sprendimus kai kuriais atvejais. Dėl to atsiranda tokie reiškiniai kaip grafičiai kažkokie ant sienų, ar ne, dėl to, kad žmonės kūrėsi savo mitus, savo istorijas ir taip toliau. Atsiranda keistos subkultūros, kurios gyvena trumpus laikotarpius, dažnai būna destruktyvios ir taip toliau. Tai man atrodo, kad ne visais atvejais, aš gink nieko neturiu prieš istorinius tyrimus, tai yra labai svarbu be jokios abejonės. Bet mitų supriešinti norėčiau šitoje vietoje, dėl to, kad geri, tikri, kabinantis mitai, tai yra puikia medžiaga visuomenės atsparumo, reiškia didinimui, valios priešintis didinimui, tikėjimo ir savininkiškumo savo valstybę, jos istoriją ir taip toliau ir panašiai. Tai čia nėra kalba apie tikrus istorinius faktus, yra kalba apie meilę tėvynei ir nesvarbu, ar tai, tai ką aš jaučiu, yra objektyvus faktas, kurį aš galiu perskaityti ir pasibrėžti vadovėlį, ar tai yra tiesiog kažkoks tai jausmas. Na, labai dar tikrai norėtumėm tęsti, bet mums jau liko tik tai porą minučių diskusijai. Tai tradiciškai norėčiau po paskutinį kiekvienam greitą tokį užduoti. Koks būtų jūsų noras ir palinkėjimas, ką jūs norėtumėt pamatyti, kas yra susijęs su laisvės kovų įamžinimu? Rugilė. Taip, tikėjausi, kad ne iš to galo, gal vis tik nuo kito galima dar pradėti. Nežinau, mano turbūt gal noras būtų, kad kiekvienas jaunas žmogus gebėtų vardinti bent po 3 laisvės kovotojus ir daugiau kažką mažiau žinotų apie jo biografiją, o dar labiau net ne apie biografiją, bet gebėtų pasakyti, kodėl jam tai yra brangu ir svarbu. Vat kažkokia konkreti asmenybė, kurią galima remtis ir iš kurios galima įsikvėpti. Lauryna. Leisi taip tas su kontekstu, bet aš atsispirdamas nuo Rugilės minties. Iš tikrųjų, kiek tai mums svarbu ir mes tai išjaučiam, ar patį laikotarpį, ar tą subrandintas jų idealus, ar ne, ar tos asmenybės. Aš kaip pavyzdį pasakysiu. Visi iš kitos operos, bet kaip yra. Mes dažnai irgi dabar, dalis atranda, čia va, turbūt istorikų debatai, bet ieškom tos vietos tapatybėje ir tie mūsų sukilimai 19 amžiaus ir Tadas Kostiuška, pavyzdžiui, ar ne? Ir bandėm iškoti tokių sąlyčio taškų ir su Lenkija, gegužės 3 dienos konstitucija ir tą darėm tokį, čia buvo kaip ir daugiau jų, bet ten buvo įžadas, tai kaip ir toksai, dvinaris dalykas, kodėlgi jie minė, jiems tai šventa, kodėl mes iki turim galimybę pabūti kartu. Viskas tvarkoja, vakarų civilizacija, viskas čia puiku. Bet prieš kelis metus, atsimenat, buvo tas vajus vakaruose kilęs daužyti paminklus įvairius. Jeigu jau Čerčiliui bandė nuimti paminklą Londone, jūs žinote, tas argumentas, aš nenoriu net jų minėti, bet atsimenat, koks buvo, be konteksto vertinti kažkokį pareiškimą, dar kažką, ir, ta prasme, Čerčilį laimėjusi prieš nacius nukabinti, bet tai buvo, ne? Ir buvo ištepliotas, čia vyko kai kuriuose vakarų šalyse, ypač anglosaksiškose, ir buvo ištepliotas Kostiuškos paminklas Vašingtone. Ne vieną kartą ten buvo. Ir kokios reakcijos buvo? Lietuvoje jokios reakcijos nebuvo, netgi toks labiau tautiškai konservatyvus Kasčiūnas vienintelis Facebook'e parašė, ar ne? Lenkų reakcija buvo, jie pasiuntė ten kažkokius vietinius Lenkus saugot paminklo, žodžiu, ir panašiai. Tai rodo, kaip jie išjaučia jį ir tą laikotarpį, ar ne? Ir kaip mums tai, taip kažkas svarbu, bet taip daugiau vadovėlį, tai nėra tapatybės dalis, tą tikroje prasme, ką aš noriu pasakyti. Tai aš labai viso to noriu, kad mūsų laisvės kovos būtų tikrai yra išjaustos ir tai būtų tikrai ta varomoji jėga, su kuria tu eitum į priekį. Ramona? Taip, aš pritariu kolegoms ir noriu, kad tas, kaip sakykime, išjautimas ateitų natūraliai, be jokios prievartos, kad tas jaunimas nebūtų varomas į renginį dėl to, kad reikia, dėl to, kad jisai nori ir, sakykime, o kitas mano svajonė, kurią aš jau sakiau, tai aš vis tik tai laukiu filmo, gero filmo. Kazimierai. Apie partizaninį pasipriešinimą. Jo, tai puikia diskusija, ačiū visiems labai. Mano mintis turbūt, aš gal pradėti, tokia labai trumpa istorija, pažadu, nedaugiau 15 minučių. Nuvažiuojam, nesakysiu kokį miestą, nes paskui čia prasidės vajus, arba ne. Trumpą istoriją pasakoja, reiškia man. Sako, žinot, apie merą. Sako, jisai prieš tai buvo vicemeras ir čia šventėm gimtadienį, ten kažkas ištraukė degtinės buteliuką, paskui po to pirmo buteliuko atsirado daugiau buteliukų, jau mes čia ir dainuot pradėjom ir ateina tas vicemeras
ir sako, nu jūs man tik tai čia partizaninių dainų nepradėkit dainuoti. Čia mes kalbam apie tai, kas vyko prieš 4-5 metus, ne? Tai čia nepriklausoma Lietuva ir taip toliau. Tai šitos visos gražios istorijos, nu, toks moralas arba mano linkėjimas, tai būtų, mes šnekėjom apie drąsą, ar ne? Tai vienas dalykas tai yra tai, kad čia gal atsispiriant nuo Laurino minties, kad nu, mes jaustumėm, kad čia yra mūsų, kad man asmeniškai skauda, kai kažkoks raudonas gyvulys, ta prasme, apie tai šneka, ar ne? Kad jisai teršia ten partizanų atminimą, vardą žmonių, kuriem aš dėkingas esu už laisvę. Ne? Tai pirmas dalykas, kad mes visi jaustumėm, čia yra mano dalis. O kitas dalykas, kad sakytumėm, nu, turėtumėm drąsos pasakyti, varyk į savo Kamčiatką atgal, ar ne? Ir bolševikai tegul žino, kad dar kartą žygis bus. Puikus. Rugilė, paskutinė frazė. Aš taip ir maniau, kad nereikėjo pradėti nuo manęs, nes dabar atėjo šiaip jau dar geresnis noras. Tai iš tikrųjų dar labiau noriu, kad vasario 16 visi žinotų ir švęstų ir 49 metų vasario 16, nes yra Lietuvoje 3 virš konstituciniai ir tiesą sakant vienodos svorio dokumentai. 18 vasario 16, Kem 9 vasario 16 ir 90-ųjų kovo 11. Tai partizanų deklaracija yra galinga politinė jų pergalė. Tai kad švęstų visi ir žinotų tikrai. Puiku. Tai ačiū labai mūsų diskutantams, išlydėkime jos garsiais plojimais ir tęsėme šventę. Aidas ant scenos jau netrukus su pilna programa.